берега крутого мимо хат. В серой шинели рядового шел солдат. Шел солдат, преград не зная, шел солдат, друзей теряя, часто бывало, шел. Aš neprivalau viską nurodyti formoje. Šitoje formoje, kuri buvo atsiųsta, buvo nurodyti pagrindiniai dokumentai ir žodelis ir kita. O kita gali būti, ką mokesčių administratorius pokalbio metu pareikalaus, tai ir kita, ir kita, 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 kita. Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо. Laba diena. Open Markets. Dabar jūs turėsite įglas šitą specialistą. O kodėl? Nukreipimas yra toks. Labas. Dabar atėjo kompanija Oga Nordus, kurie turi eiti. Šilmais esantį kabinetą. Gerai. Šalia esantį kabinetą. Čia 7:11 man. Taip, bet šalia esantį kabinetą su kitais specialistais paklaus. Nesupratau, nurodėme 711. Taip, bet eisi bendrauti su mūsų poskiriu kitais specialistais. Kodėl nepranešat? Toks sprendimas buvo dabar ir išsiaiškinsit viską. Užeikite šalia esantį kabinetą. Laba diena. Dėl Nordus pasiūlo? Viskas, kad gal čia žinau, kaip. Aš pasiryžęs perplaukti marias, atleisti tau visas klaidas, tu tik atėjai. Tokia neteisinga. Aš jau matau su jumis bartis. Nuo jūros dugno noriu tau iškelti, gražiausia perla okote, tu tik atėjai. Jūsų trūko paprasčiausiai tos sąskaitėlės, kuris ten 12 litų, taip? Ko ten dar daugiau palakai, ten elektroninė kažkas? Dokumentai, kada ten buvo tos pajamos gautas. Taip, pagrindė pajamos, taip? Ar jūs turite tas sąskaitėlę atsinešus? Pasakyti, dabar antrasykį mane kvietė tik dėl to, kad tą popieriuką mažiuką gauti. Ten, kadangi jau kaip prasidėjo nuo Daivaro Urbano, atsiprašau, kadangi jisai, pateikė jum pranešimą vien dėl to, kad kažką tai pateikti, dabar mes turim užbaigti tiesiog. Tai suprantame, čia iš vis juokinga, kai vyksta konfliktai, reikalo. Turėtų būti tos problemos, tuo labiau, kai jūs dabar kaip ir privalomas bylų registruojatės. Nes Kam visa šita beletristika perėjimas? gal klausimą tokį, kaip užduodęs čia. Vienu žodžiu, aš dabar suprantu, jūs tą veiklą kaip ir pakeitėte, kadangi jums ten nebeišėjo, ar kas ten buvo patogu. Statybos visiškai visi atsisakė dirbti. Ir dabar jau jūs tą, būtent tos vaisvandenis, ne, kaip čia sakėte? Aš nežinau, ką reikia. Aš dokumentą galiu pasakyti. Aha, taip. Vienu žodžiu mes įregistruojam jūs. Dirbti tada. Sėkmės. Tu tik atėjai.